Bet pradėsiu šiandieną nuo problemos. Įvardinsiu tą didelį dalyką, skirianti bendruomenę, skirianti pasaulį, dalinanti lygiai į dvi dalis. Bent jau taip man sako mano žmona, sako pasaulis susiskaldęs. Vieni naujienlaiškiai sako, kokia tragedija, Amerika užpuolė Iraną. Kiti sako, pagaliau kažkas ėmėsi ir išsprendė tą ilgai lauktą klausimą. Vieni sako, pažiūrėkite, kaip džiaugiasi žmonės gatvėse pačiame Irane. Sako, pagaliau mes esame išgelbėti. Kiti siunčia video, kaip verkia, raudoja žmonės tame pačiame Irane, tose pačiose gatvėse. Pasaulis yra susiskaldęs. Pasaulis yra susiskaldęs ir begalė dalykų, kurie skaldo žmonės. Politika, moralė, kultūra, kartų skirtumai, senimas, jaunimas, lyčių klausimai, tradicijos, įpročiai, gyvenimo būdas, pomėgiai, beveik viskas, apie ką galim pagalvoti, riboja žmonės. Riboja žmonės vieni nuo kitų. Skirtumai greitai virsta atstumu. Atstumas kelia pasipiktinimus. Mes matome susiskaldimus ir mums skauda širdis ir mes nieko dėl to negalim padaryti. Žmonės turi skirtingas nuomonės, žmonės turi skirtingas vertybės, žmonės yra emociškai įsitraukę į visus šitos dalykus. Žmonės netausoja savo žodžių, jie grubiai, šiurkščiai atsiliepia apie vieną arba kitą pusę ir stato didžiulės sienas vieni nuo kitų. Mes stebime visą tai iš šono, mes stengiamės likti nešališki, stengiamės ir dažniausiai mums nepavyksta. Ir viskas, ką mes nustatome, tai yra, kad pasaulis ritasi dugnan. Tai čia pasaulis. Klausimas yra, o kaip mes? Žinot, jeigu yra, o galbūt yra toksai sąrašas dalykų arba top priežasčių, kodėl pasauliečiai atmeta krikščionybę, kaip manote, ką jie pirmiausiai įvardintų? Ką pirmiausiai įvardintų pasauliečiai arba ateistai, kodėl jie atmeta krikščionybę arba krikščionybę siūloma išeiti? Jie turbūt pasakytų, kad kaip mes galime prisijungti prie kažkurios iš krikščioniškų bendruomenių, kai jūs patys tarpusavį esate susiskaldę. Tai prie kurios iš tų krikščioniškų bendruomenių mes turime prisijungti, sakytų jie, ir naudotų tai kaip įrankį prieš krikščionis. Jie nueitų greitai į Google. Jie greitai surastų sąrašą įvairių denominacijų, kiek jų yra. Pamatytų, kad jų yra 100 000. Ir sakytų, tai apie kokį išgelbėjimą jūs galite kalbėti, kai jūs tarpusavį negalite susitaikyti ir sutikti apie tai, ką jūs siūlote. Ar jie būtų labai neteisūs? Atsakymas turbūt, kad ne. Mes iš tiesų, taip kaip pasaulis skiriasi dėl politinių pažiūrų, dėl vertybinių pažiūrų, dėl moralinių klausimų, lygiai taip pat mes visus tuos dalykus atsinešame čia. Mes skiriamės dėl šlovinimo muzikos, skiriamės dėl bažnyčios struktūros formų, skiriamės dėl lyčių tarnavimo konteksto, dėl aprangos kodų, dėl vaikų auklėjimo stilių ir būdų, dėl krikščioniškos laisvės apribojimų taikymo, dėl įvairių Biblijos vertimų. Jeigu būtumėt Amerikai, turbūt tai būtų dar aktyviau arba tiesiog anglakalbėse šalyse, kur žmonės sako, jeigu tu skaitai vienokį vertimą, tu esi man ne brolis. Arba sako, jeigu tu atėjai į mūsų bendruomenę ir pasižiūri, kurios 4 raidelės yra ant tavo Biblijos šono užrašytos. KJV ar NIV, nes abudu jie yra nesuderinami tarpusavį.
Iš esmės daug dalykų yra. Tai yra, kas leidžiama, kas neleidžiama bažnyčioje. Kokią nuomonę krikščionybė turi apie vienokį arba kitokį reiškinį pasaulyje. Mes turime pripažinti, kad tie skirtumai lygiai taip, kaip skaldo pasaulis, skaldo ir mus. Kai kurie iš tų skirtumų yra esminiai, bet dažniausiai jie tokie nėra. Vieni klausimai yra nuodėmės klausimai, bet kiti klausimai yra labiau sąžinės ir brandumo buvimo arba nebuvimo, į nuolankumo buvimo ir nebuvimo, nuo meilės ir nusižeminimo buvimo ir nebuvimo. Ir kas keiščiausia, kas skaudžiausia turbūt, kad tie asmeniniai įsižeidimai, asmeniniai susipriešinimai atveda į ištisas bendruomenių skilimus, į denominacijų atsiradimus ir tolimesnį krikščionių, kurie atrodo turėtų turėti vieną pagrindą atitolimą vienas nuo kito. Iš tiesų, mes matome tokį patį susiskaldimą ir bažnyčioje ir dažnai susiduriam su reakcija. Su krikščioniška reakcija iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Ir mes turime tokią krikščionybę, kuri matydama tas problemas, kuri besigėdindama šitų kaltinimų, daro tam tikras išvadas. Ir išvadas gali skambėti taip. Jie sako, mes privalome būti vieningi bet kokia kaina. Sako, vienybė yra svarbiausias mūsų turtas, mes privalome ją saugoti virš visko. Ir žmonės prieina išvadas, kad reikalinga mažiau doktrinų, reikalingai mažiau dalykų, kurie galėtų mus skaldyti, atskirti tas nuomonės, pasisakymus, sprendimus kažkokius ir uždengti visą tai amžinybės šydu ir, sakysim, išsiaiškinsim kažkada amžinybėje, o dabar mes negalime net liesti šitų klausimų. Jie sako, mažiau doktrinos, daugiau meilės. Jie sako, jokios doktrinos išskyrus Kristų. Iš vienos pusės tai gali skambėti gražiai, bet tas gražus skambesys yra labai pavojingas. Vienybė, jeigu jinai yra deklaruojama vienybė, jinai nėra vienybė. Nes deklaruojame vienybę be tiesos ir be pasiaukojimo yra tik tai fasadas ir butaforija. O butaforijoje ir fasade gyventi yra neįmanoma. Butaforijoje įmanoma pasislėpti tik tada, kada tu esi ant scenos, vaidini kažkokį tai spektaklį ir įsivaizduoji, kad tas namukas, kuriame tu esi, yra tikras namas. Bet iššūkiui arba problemai atėjus, vėjui pakilus, šviesoms išsijungus, dingsta tas įsivaizduojamas, tartinas vienybės jausmas. Kai tu iš tikrųjų atsiduri akis į akį su žmonėm ir tu iš tikrųjų pradedi su jais kalbėtis. Iš tikrųjų mes turime suprasti, kad tikra vienybė nėra paskelbiama, jinai yra statoma. Tai, ką mes vadiname fasadu, turi būti lipdoma ant labai aiškaus ir tvirtaus pamato, ant sienų. Mes tinkuojame sienas dėl to, kad yra plytas, už kurių tas tinkas slepiasi, prie kurio tas tinkas prilimpa. Ir tada mes jau galim paišyti kokį nori. Spalvą, piešinį. Galim kurti grožį, bet turim aiškiai žinoti, kad už to fasadinės pusės yra kažkas tvirto, ant ko galima pasiremti, į ką galima atsitrenkti ir kas atlaikys kažkokį tai rimtesnį smūgį. Mes suprantame, kad tikroji vienybė negali būti statoma ant kompromiso su tiesa. Tikroji vienybė negali būti statoma ant skirtumų ignoravimo. Tikroji vienybė yra statoma ant savęs išsižadėjimo ir Evangelijos pagrindo. Ir Romiečiams 15 skyrius arba mūsų tos pirmos 13 eilučių apie tai kalba. Šioje ištraukoje apaštalas Paulius neidealizuoja vienybės. Jisai kalba apie vienybę ir apie vienybės kainą. Ir jisai labai aiškiai pasako, kas pirmiausia tą kainą moka. Dabar paskaitykime, atsiverskime Romiečiams 15 skyrių.
Jis sako, mes stiprieji. Privalome pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne savo pataikauti. Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui, jo labui ir pažangai. Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet kaip parašyta, tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs. O visa, kas anksčiau parašyta mums pamokyti, parašyta, kad ištvermė ir raštų paguoda turėtume vilti. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavėje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžių, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė į Dievo šlovę. Sakau, Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų tėvams duotus pažadus ir kad pagonis šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta. Todėl išpažinsiu tave tarp pagonių, tavo vardui giedosiu. Ir vėl sakoma, džiaukitės pagonis kartu su jo tauta. Ir dar, girkite viešpatį visi pagonis, šlovinkite jį visos tautos. Ir Izaijas vėl sako, bus Jesės šaknis, tas, kuris pakils valdyti pagonių, ir juo vilsis pagonis. Tegul vilties Dievas pripildo jūs gyvenančius tikėjimu didelio džiaugsmo ir ramybės, kad šventosios dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. Viešpatie, iš tiesų, pastatyk mus ant tavo tvirto žodžio pamato. Viešpatie, leisk mums atsiremti į tą tvirtą tavo tiesų sieną. Leisk, Viešpatie, iš tiesų tavo žodžiui atlikti tą darbą, kurį esi jam numatęs. Leisk, Viešpatie, iš tiesų skelbti tavo tiesą į žmonių širdis, Viešpatie. Leisk tavo dvasiai tose širdise daryti darbus, savo darbus, perversmo darbus, įtikinimo darbus, apkaltinimo darbus, išteisinimo darbus ir paguodimo darbus. Viešpatie, iš tiesų pasitikim tavo jėga, pasitikim, Viešpatie, kad niekas nesutrukdys mums, Viešpatie, išgirsti tavo tiesą ir būti pamaitintiems tavo žodžiu. Meldžiame per Jėzų Kristų. Amen. Iškeliau klausimą, kas pirmiausia moka vienybės kainą. Ir šiandienos tekstas mus moko labai paprastą tiesą. Kad Dievas būtų pašlovintas, kad Dievas būtų šlovinamas savo bažnyčioje. Atkreipkite dėmesį, stiprieji. Stiprieji privalo riboti savo laisvę ir priimti silpnuosius taip, kaip Kristus priėmė mus. Tai yra pamokslas viename sakinyje. Kad Dievas būtų pašlovintas. Stiprieji privalo riboti savo laisvės ir priimti silpnuosius taip, kaip Kristus priėmė mus. Taigi, kas pirmiausia moka šitą kainą už šitą vienybę, kuri būtų tikroji vienybė, yra nesilpnieji. Nesilpnieji neša atsakomybę ir ne tie silpnieji, kurie dar kovojo su savo sąžine. Arba tie silpnieji, kurie net pažįsta savo laisvių Kristoje Jėzuje, kaip mes kalbėjome 14 skyriui. Mes sakėm, silpnieji yra tie, kurie yra suvaržyti, nemato tų laisvių, kurios Dievas jiems davė Jėzuje Kristuje. Išlaisvino, sakė, renkitės bet kokiais rūbais, valgykit bet kokį maistą, švęskit bet kokias šventes, juk apie tai kalbėjom prieš savaitę. Ir dabar mes žengėme žingsnį toliau, 15 skyrių. Ir Paulius sako, mes stiprieji. Sako, mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne savo pataikauti. Taigi mes stiprieji privalome nešioti silpnuosius ant rankų, kad visi vieningai galėtume šlovinti Dievą. Tai nėra lengvas tekstas. Jis reikalauja ne emocinio, nelengvabūdiško žvilgsnio, bet brandaus požiūrio. Brandaus požiūrio ir ištyrimo. Kokį vaidmenį atliekame mes? Kokį vaidmenį atlieki tu šioje silpnųjų ir stipriųjų Dievo bendruomenėje esančių santykio statyme? Ir jeigu mes laikome save stipriaisiais, šitas tekstas
kalba būtent mums. O jeigu norit išsiaiškinti, aš galiu duoti labai paprastą apibrėžimą, kas yra silpnieji ir kas yra silpnieji, stiprieji ir silpnieji. Stiprieji yra visi. Stiprieji yra visi, kurie tam tikroje krikščioniškos laisvės srityje yra mažiau varžomi negu šalia esantis brolis arba sesė. Ir tai nereiškia, kad vienas žmogus yra stipriausias visose srityse. Tai reiškia, kad skirtingose srityse kiekvienas iš mūsų yra stipresnis, nes jo sąžinė gali jam leisti daugiau dėl to, kad Kristus jam yra suteikęs tą sąžinės laisvę. Taigi, jeigu žiūrėtume į ištraukos struktūrą, pamatytume tokias 3 dalis. Pirmos 2 eilutės kalba apie pareigą. Antroji dalis, tai yra viduriukas, kalba apie pagrindimą. Ir galiausiai mes kalbame apie paskirtį. 3 pa, jeigu norit. Pareiga, pagrindimas ir paskirtis. Nuo pačios pirmos eilutės Paulius aiškiai susiaurina grupę žmonių, į kuriuos kreipiasi. Jisai sako, mes stiprieji. Visų pirma, kreipinys yra į stipriuosius ir kreipinys ne šiaip savo. Kreipinys skamba labai tokiu apkrautu graikišku terminu privalote. Jisai sako, tai yra prievolė ir tai yra skola. Tai yra skola Evangelijoje kiekvieno, kuris yra stiprus tam tikroje srityje, kad jisai privalo. Nors mūsų visi vertimai sako turime, tikrasis graikiškas žodis sako privalome. Ir tokiu žodžiu privalome. Paulius pačioj pirmoji eilutėj užkrauna mums didžiulę naštą ant mūsų širdžių. Tie, kurie esame stiprieji. Jisai kreipiasi ne į silpnuosius, jisai kreipiasi į stipriuosius, nes silpniesiems nusileidimas reikštų savo sąžinės prieš Dievą pažeidimą. Ir Paulius to niekuomet nesiūlo, niekuomet nerekomenduoja. Atsiminkite, kaip Paulius su savo mokiniu keliavo į Jeruzalę, kaip jisai privertė vieną iš jų, berods Timotiejų, apsipjaustyti, bet kai apsipjaustimo reikalavo iš Tito, jis sakė, ne, jokių būdų. Reiškia, sąlygos keičiasi ir Paulius požiūris atitinka tas sąlygas, kuriuose esame mes. Jisai sako, jeigu tai yra būtinybė tam, kad patenkinti silpnųjų sąžinę, mes stiprieji privalome elgtis atitinkamai. Bet jeigu tai nėra taip, mes negalime nusidėti prieš Dievą, kuris suteikia mums tam tikras laisvės. Dėl to mes negalime žiūrėti silpnuosius ir reikalauti, kad jie pasistengtų, pasitemptų biškai ir atsipalaiduotų jau tam tikrose dalykuose. Mes neturim tokios teisės savo broliams taip sakyti. Jiems yra sunku atpažinti krikščioniškas laisvės. Jiems yra sunku gyventi šitoj krikščioniškoj aplinkoj. Jų sąžinės juos varžo. Jie yra įsitikinę, kad Dievas jiems draudžia taip elgtis. Ir stiprieji ateina susirinkimą ir lengva ranka numoja visus jų sąžinės klausimus ir sako, argi, kas jums čia neaišku, kodėl jūs patys to nesuprantate. Taigi, žinoma, kad viskas yra leistina, nors ne viskas mums yra naudinga. Bet ne, Paulius kaip tik sako, atidėkim silpnuosius į šalį. Dabar pokalbis yra su stipriaisiais. Ir jisai sako, stiprieji kartu su Pauliumi, su manimi, sako mes. Sako mes, kadangi turime šitą laisvę ir galime save varžyti, nenusižeisdami, nepažeisdami Dievo įstatymo, nesužalodami savo sąžinės. Mes esame jau išsilaisvinę, mes turime daug galimybių, mes žinome, ką mes galime daryti, ko negalime daryti. Mes pritaikėme Kristaus Evangeliją, mes esame teologiškai pasikaustę, mes žinome, kas yra leistina, kas neleistina. Mes suprantame, kad suvaržyti savo laisvės nėra nuodėmė. Čia yra esminis skirtumas stipriųjų ir silpnųjų.
silpniesiems suvaržyti arba pakeisti savo nuomonę būtų prilyginama nuodėmiai, o stipriesiems savo laisvę laikinai, trumpam, vardan brolio nubraukti nebūtų nuodėmė. Imkim paprastą pavyzdį. Mes sakom, viešpats Jėzus vartojo vyną. Mes sakom, vynas yra nustatytas gerti per viešpatės vakarienę, kurios mes šito bendruomeniai kol kas nevykdom, kol nesusistovės narystė, tvarka, nuostata ir visa kita. Bet kai ateis tas klausimas, kai reikės paliesti, būtų nuostabu, jeigu mes iš tiesų galėtume, nepažeidžiant nei vieno iš nario sąžinių, pilstyti tą alkoholio gėrimą. Bet jeigu bent vienas iš Jėzaus brolių, iš Dievo vaikų pasakytų, kad jo sąžinė nėra švari, nėra rami ir negali jisai priimti alkoholio gėrimo bet kokią formą, bet kokioje aplinkoje, stiprieji privalo nusižeminti. Stiprieji privalėtų atsitraukti. Ir savo pažeminimui pakelti tą taurutę su vynuogių sultimis. Įsivaizduojat, bet kaip sunku gali būti tai padaryti. Ir dėl to Paulius kalba į stipriųjų žmonių širdis į sąžinės. Sako, jūsgi žinote, jeigu iš tikrųjų esate stiprus. Nes kitu atveju, jeigu žmogus yra tvirtai įsitikinęs, kad jisai turi teisę ir jisai privalo, taip kaip Jėzus, gerti alkoholinį gėrimą per viešpatės vakarienę, jisai negali nusižeminti nei truputėlio. Tai automatiškai padaro jį silpnu. Reiškia, jisai nesupranta savo laisvės. Jisai mano, jisai nėra laisvas nevartoti alkoholinio vyno viešpatės vakarienės metu. Ar suprantat, kame yra skirtumas tarp laisvumo ir stiprumo? Tas, kuris žino ir gali. Ir vardan brolio, jisai turi gerą, rimtą priežastį savo šitas laisvės apriboti. Bet motyvas čia labai aiškus. Motyvas yra bažnyčios labui. Mes tai darom. Ne tam, kad įrodyti savo teisumą, ne savo puikybę patenkinti, bet tam, kad bažnyčioje silpniesiems būtų gera, malonu. Mes turime pripažinti, kad stiprieji ir yra stiprieji dėl to, kad gali panešti silpnuosius ten, kuriems yra sunku. Stiprieji neša tą didesnį atsakomybę saugoti bažnyčios vienybę, nes silpnieji susidūrė akis į akį vienas su kitu, susiskaldo, susidaužo ir pabėga. Galima gerti alkoholį, negalima gerti alkoholio. Mano sąžinė neleidžia man, mano sąžinė neleidžia man gerti, mano sąžinė neleidžia man negerti, arba mano sąžinė verčia mane būtinai gerti. Ir tik tai stiprusis gali šitą konfliktą įžengti ir pasakyti, gal tavo sąžinė ir leidžia, gal tavo sąžinė ir neleidžia. Bet esmė yra tame, kad mes nepabėgtume į skirtingus kampus, bet surastume būdą, kuris tiktų vieniems ir kitiems. Taigi, iš esmės, tie, kurie turi tokią laisvę ir yra atsakingi saugoti bažnyčios vienybę, ne bet kokia kaina, bet krikščionio, stipraus krikščionio laisvės kaina. Kaip mes turime daryti, labai aiškiai parašyta. Sako, stiprieji turi pakęsti. Mes turim užduotį pakęsti. Mes turime užduotį pakęsti. Kantriai, jautriai, dėmesingai, ištvermingai ir nuolankiai. Sako, kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui, jo labui. Matot, mes turime būti nukreipti į artimo labą ir artimo pažangą. Mes, būdami stiprus, turime palaikyti silpnuosius ten, kurie yra silpni, kad juos labai lėtai, labai kryptingai vesti per Dievo šviesą, per žodžio aiškinimą į stiprumą. Toks yra tikslas. Bet
nelaužyti jų sąžinių, neversti juos jaustis blogai, bet kantriai, jautriai ir dėmesingai bei nuolankiai vesti juos į laisvę. Toks yra pritaikymas šiandieną tau, jeigu tu supranti krikščionišką laisvę, jeigu tavo sąžinė nėra apribota pašalinių taisyklių, jeigu gali, bet neprivalai, jeigu esi teologiškai tvirtesnis, jeigu tu matai aiškiai rašte, ką tau Dievas yra suteikęs. Tu esi pagrindinis šito teksto adresatas. Ir du dalykai yra aiškus. Paulius užkrauna šitą atsakomybę ir sako, tu privalai. Tu privalai ne savo pataikauti. Žiūrėkite, būtent taip jisai sako pačioj pirmoji eilutėj. Tu turi pakęsti silpnųjų silpnybės, nes priešingybė to būtų pataikavimas savo. Tu privalai nepataikauti savo, bet tu privalai nusižeminti artimojo naudai ir jo ugdymai. Taip sako antroji eilutė. Įsivaizduokit, žmogus ateina su visiškai kitokia nuojauta, su visiškai kitokia nuostata į bažnyčią. Jisai ateina ir mato, kad bažnyčia yra skirta jam, kad bažnyčia yra reikalinga man tam, kad aš galėčiau patenkinti savo poreikius, savo norus, savo ambicijas, savo laisvės. Aš tai jau jas čia pademonstruoti, savo laisvės. Ateini į bendruomenę ir tu nori būti pamatytas, pastebėtas, įvertintas. Ir dar nori, kad viskas suktųsi apie tave. Tai yra toksai egocentriškas požiūris į bažnyčią. Tarsi bažnyčia pasaulyje būtų dėl tavęs ir tavo poreikių. Ir kai tik tai mes pajuntame, kad taip nėra, mes vėl apsiėmėme savo šitą atsakomybę nusisukti ir nueiti į kažkokią kitą bendruomenę, jeigu mums tenai vėl nepatinka. Tai yra blogai, kai mes pajutę tam tikrą savo suvaržymą arba apribojimą, bėgame iš bažnyčios, nuo bažnytinės atsakomybės, nuo atsakomybės jausmo. Kai mes vengiame nepatogumų ir įsipareigojimų, kai mes esame bažnyčioje ir jie nevyksta taip, kaip mes viską norime, mums inercija sako, eik ir ieškok kažkur kitur, kur viskas bus taip, kaip yra gerai pagal tave. Tai yra iškreiptas ir išdidus suvokimas, kad bendruomenė skirta patarnauti būtent tavo poreikiams. Tai yra toksai vartotojiškas požiūris į bažnyčią, kuris yra smarkiai paplitęs visame turbūt pasaulyje. Visose evangelinėse bendruomenėse žmonės šokinėja nuo vienos į kitos bažnyčią. Šimtai jų dabar eina iš katalikybės į ortodoksiją, iš ortodoksijos į protestantizmą, iš reformatumo į arminianizmą ir visus kitus dalykus. Vyksta kažkokias kelionės. Žmonės ieško, kur jiems yra patogiau. Ne dėl to, kad jie yra aiškiai ir tvirtai įsitikinę, dėl to, kad jiems kažkuriuose atvejuose reikia varžyti savo laisvės. O galbūt kaip tik jie jaučiasi, kad kažkur yra varžomi jų įsitikinimai ir jie negali sau leisti būti vienoje ar kitoje bendruomenėje. Bet tas požiūris, jisai privalo keistis. Mes privalome matyti, kad bažnyčia pagal apibrėžimą yra susirinkimas, susibėgimas visų tų laisvių ir nelaisvių į vieną vietą, vardant vieno švento ir garbingo kilnaus tikslo, vardant Dievo šlovės, kaip kalbėsime trečioje dalyje. Iš tikrųjų, mes turime prisiminti, kad tikrasis pašaukimas bendruomenėje yra ne kad visi nešiotų mano naštas, bet kad aš galėčiau nešioti vieno ar kito brolio ar sesės naštas. Kad galėčiau ateiti į vietą, kur yra kažkas, kieno silpnumą aš galiu ir turiu pridengti. Kur aš galiu ateiti ir mylėti kitą žmogų. Galiu naudoti savo dovanas, kurias Dievas yra man suteikęs. Ir kuriuose galiu pritaikyti visus Biblijoje išreikštus vienas kitam dalykus. Mes pabaigoje skaitysime tą visą rinkinį. Vienas kiti, vienas kitam, vieni kitų. Bažnyčia ir yra tas dalykas, kai mes ateiname būti vienas su kitu, vardan vienas kito ir visi kartu dėl vieno didesnio tikslo. Yra ir angliška tokia patarlė, aš nežinau lietuviškai kaip ją išversti, bet jinai skamba no pain, no gain. Be skausmo nėra rezultato, nėra pasiekimų, nėra... Tai vat,
kad ir kaip ten bebūtų, aš beveik esu įstikinęs, kad ko gero krikščionis evangelistas šitą anglišką frazę išrado, bet jinai labai tiksliai pataiko į mūsų kontekstą. Nes mes negalime ateiti ir įsivaizduoti, kad šitokioje situacijoje, kai susirenka išgelbėti iš malonės nusidėjėliai, jie yra subūriami į vieną vietą, viskas eisis tarsi sviestų patepta. Ne, kiekvienoje situacijoje, kai mes susidurėm su kitais žmonėm, kurie nėra tokie patys kaip mes, bet koks sėkmės dalykas turi ir yra lydimas tam tikro nusiskausminimo, tam tikro nusižeminimo, tam tikro pasikeitimo ir tam tikro augimo. Tie augimo skausmai ir yra stipriųjų pareiga. Jie turi nusiskausminti tose laisvėse, kurie jie turi, tam, kad kažkam galėtų padėti tose vietose, kur jiems skauda. Ir pasirodo, Paulius taip pat pripažino šitą no pain, no gain principą. Jisai sako, kad šitas no pain, no gain principas yra pastatytas ant Jėzaus Kristaus krūvino pasiaukojimo ir atpirkimo. Pasirodo, Kristus turėjo paaukoti savo gyvybę, pasirodo, Kristus turėjo patirti Dievo rūstybę, kad galėtų pelnyti, išgelbėti, nuskaistinti savo mylimą ir nuostabią bažnyčią. Kristus gyveno ne savo. Ir Pauliaus pagrindimas nusižeminimui yra Kristaus pavyzdys jo mirtyje ir jo malonėje. Nes Kristus gyveno ne savo malonumui, jisai atėjo atiduoti savo gyvybės. Tai yra trečioji eilutė, nes Kristus gyveno ne savo malonumui. Kristus atėjo su tam tikru tikslu. Jisai atėjo patirti paniekinimą ir mirti. Jisai buvo prikaltas prie kryžiaus nepelnytai. Jisai vietoj nusidėjėlių gavo nusidėjėlių bausmę. Ir toliau 5 eilutė jis sako, kad jisai tapo mums nusižeminimo pavyzdžių, vardant Dievo kilnių tikslų. Tai yra gera priežastis, tai yra geras pavyzdys, tai yra tai, ką mes turime atkreipti savo žvilgsnį ir dėmesį. Prieš einant ir bandant pakęsti ir pakelti savo brolį. Jeigu Kristus sugebėjo apriboti savo laisvę, jeigu Kristus apribojo savo teisę į tobulą šlovę, amžinai danguje su Dievu soste, jeigu jisai sugebėjo atsižadėti šito dalyko vardan mūsų išgelbėjimo, ar tai nėra mums paskatinimas eiti ir būti ir atkartoti šitą pasiaukojimą, šitą mirimą savo? Ar ne tai Kristus sakė, kad jeigu nori būti mano mokiniu, turi mirti savo? Jeigu nori atrasti šį pasaulį, turi prarasti. Jeigu nori atrasti gyvybę, turi ją prarasti. Apie tai ir buvo kalba. Ir jisai iš tiesų nusižemino. Ir tas jo nusižeminimas tapo pagrindu mums patiems būti priimtiems į Dievo šeimą. Tik tai per Kristaus nusižeminimą mes buvome priimti iš Dievo malonės į taiką su Dievu. Malonės pagrindu mes tapome tikinčiaisiais ir Kristaus nuotakos bažnyčios dalimi. Jisai mirė ant kryžiaus dėl savo meilės nusidėjėliams, kad išgelbėtų mus savo krauju. Bet koks mūsų nusižeminimas ir pasiaukojimas yra įmanomas tik todėl, kad šventa ir tobula auka buvo paaukota ant kryžiaus Golgotoje. O mes ateiname į bažnyčią ir sakome, man per sunku, man nemalonu, man nepatogu, aš eisiu kažkur kitur. Kitas nusižeminimo ir vienybės pagrindimas slypi rašto mokyme ir sveikoje doktrinoje. Atkreipkite dėmesį. Jisai sako, mūsų vienybė kyla ne iš emocinės motyvacijos, ne iš įvaizdžio pasaulio akise, ne dėl to, ką pasakys, kiek mūsų tų denominacijų yra, bet mūsų vienybė turi stovėti ant labai aiškaus ir tvirto švento rašto mokymo ir pagrindo. Tai nėra psichologinis spaudimas, kad mes privalome bet kurią kainą išsaugoti vienybės fasadą. Ne. Tai nėra puikybės jausmas, aš negaliu pripažinti, kad mes turime skirtumų ir ypatumų. Ne,
būtent šventasis raštas yra tas pagrindas, kuris formuoja bet kurios bendruomenės etiką. 4 eilutė. Paulius sako, o visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti. Visų pirma, visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti, yra skirta tam, kad mes turėtume tą tikrą vienybę. Užrašyti šventajame rašte mokymai, tiesos apie tai, kas turėtų mus jungti ir vienyti. Toliau Paulius cituoja tuos raštus, kuriuose yra surašyti tie pagrindimai mūsų vienybei. Psalmių 69, 2 Samuelius, Psalmių 18 skyrius, Psalmių 117, paskui įvardina Izaiją, jo 11 skyrių. Ar matote, kaip abudu ir Dievo meilė, ir Kristaus auka, ir jo malonė, bet taip pat ir jo tiesa bei šventasis raštas yra nenuginčiamas pagrindas vienybei ir pasiaukojimui bažnyčioje? Negali būti pasiaukojimo, negali būti vienybės, negali būti apsimestinos vienybės ten, kur nėra tiesos suvokimo. Bet jeigu mes dar neprieiname tobulos vienybės, tai nereiškia, kad silpnieji dabar gali imti ir įsibujoti. Ne. Tai reiškia, kad mes turime ieškoti tų būdų ir tų atsakymų, kad toje vienybėje augtume ir stiprėtume. Ir skirtumų buvimas neišardo mūsų vienybės. Vienybė išardo mūsų silpnumai ir atsitraukimai vieni nuo kitų. Jeigu mes sugebėtume suburti vienoje bendruomenėje žmonės, kurie turi skirtingų įsitikinimų, tai nebūtų mūsų nevienybės įrodymas. Priešingai. Tai būtų priešingai, negu mes įsivaizduojam, negu mūsų emocija iš inercijos nori pasakyti. Jeigu nėra čia visi vienodi, aš privalau išeiti. Jeigu nėra čia, jeigu jūs taip nemanot, kaip aš manau, jūs privalo pasitraukti arba aš privalau pasitraukti. Taip nėra, čia yra vienybės skaldimas. Dėl silpnumų skyla bažnyčios. Bet stiprumas yra tame, kad jūs esate neteisūs, aš tai suprantu, bet aš jums to neprikaišau ir padedu jums augti tiesos pažinime, Evangelijos laisvėse ir vienas kito meilėje. Tai yra stipriojo žmogaus atsakomybė. Ir dėl to 7 eilutė yra tokia kaip ir centrinė arba kertinė, sako, priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus priėmė jūs Dievo šloviai. Reiškia, priimkite, sako, jūs privalote priimti vienas kitą taip, kaip Kristus jūs priėmė, taip, kaip raštas jums sako, ir visą tai turi jūs kreipti ir nurodyti į Dievo šlovę. Ir mes ateiname į tą trečią tašką, trečią paskirtis. Visą tai mus kreipia į vienybę, ne tuščią vienybę, bet sąmoningą vienybę. Ne vienybė vardan vienybės, bet vienybė, kuri būtina tam, kad Dievas būtų šlovinamas, kad pažadų išpildymas būtų mums suteiktas, kad stiprieji ir silpnieji galėtų sugyventi kartu. Ir dėl to čia kalbama apie žydus ir pagonis. Dėl to, kad vienybė turi mus jungti į vieną tikslą, į vieną tašką. Nesvarbu, iš kur tu bebūtum kilęs, iš kur tu atėjęs. Ar tu žydas, ar tu pagonis, ar tu vyras, ar moteris, ar laisvas, ar vergas. Bažnyčiaus Kristaus nuotakoje mes visi turime turėti vieną mus jungiantį didesnį tikslą. Paulius cituoja tos 4 tikslus. Kodėl? Tam, kad parodytų, kad Dievo planas visada ir buvo sujungti skirtumus ir priešingybės. Tam mes čia ir esame, tam mes esame čia tokie skirtingi. Dėl to, kad Dievas mus pašaukė būti sutaikytiems su juo ir sutaikytiems vieni su kitais. Dėl Dievo šlovinimo, dėl Dievo garbinimo, dėl džiaugsmo ir dėl vilties. Atkreipkite dėmesį, 9 eilutė būtent taip sako, kad pagonis šlovintų Dievą už jo gailestingumą. 10 eilutė sakoma, džiaukitės pagonis kartu su jo tauta. Džiaukitės, šlovinkite, ne pavieniui, ne savo užsidarę namuose, bet kartu su jo tauta susirinkime. Džiaukitės ir šlovinkite Dievą. Žmogus negali turėti aukštesnio tikslo, nei šlovinti Dievą. Nėra didesnio malonumo, negu džiaugtis juo. Nėra geresnės vilties, negu būti su juo ir su vieni kitais per amžių.
Prisiminkit tas ištraukas iš Apreiškimo knygos. Šventas, šventas, šventas. Visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra, kuris ateina. Jie šaukė skambiu balsu, išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio sosto. Jie giedojo naują giesmę. Sako, vertas esi avinėlį paimti knygą ir atplėšti jos anspaudus, nes buvai užmuštas. Savo krauju tu mus iš genčių išgelbėjai, įvairių genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš mūsų padarėjai mūsų Dievui karalystę bei kunigus. Mes esame vieningi šitam dalyke, nes mes viešpatausime žemėje. 4 būtybės, 24 vyresnieji parpuolė prieš avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą, aukso indus, pilnus smilkalų, tai yra šventųjų maldų. Štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsijautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Tai yra grupinis darbas, tai yra didžiulė šlovinga procesija, kai mes visi kartu šlovinam ir garbinam Dievą. Ar girdite dabar vienybės paskirtį? Daug balsų, kaip vienas, šlovina tą patį avinėlį. Ar suprantate, kad susiskaldimas neša žalą Dievo šloviai? Jeigu stiprieji atsisakys nešti ir kiekvienas gins tik tai savo laisvę, ar suprantate, kad Dievo šlovė bendruomenėje bus aptemdinta ir apvogta? Kai mes nepatogiai jaučiamės būdami kartu, kaip manot, kaip mes galėsime susitelkti į Dievo garbinimą ir šventojo Dievo avinėlį? Tai dalykai, kurie mus skiria, užima centrinį mūsų dėmesį. Mes atsitraukiam nuo Dievo ir apleidžiam mūsų paskirtį jį garbinti kartu. Žiūrėkite, ir pabaigai, Paulius viso to mums nerašytų ir neprimintų, jeigu nesuprastų, kad tai yra žiaurus ir sunkus darbas. Pamenat, nuo ko jisai pradėjo tą dalį, kai jau kreipėsi į mus su įpareigojimais. Romiečiams 12 skyrius 1 eilutė sako, todėl aš prašau jūs, broliai, dėl Dievo gailestingumo savo kūnus aukoti kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai yra jūsų sąmoninga tarnystė. Tai yra ne romantika, tai ne fasadas ir ne butaforija. Tai yra kova, tai yra gimdymo skausmai. Skausmai, kurie yra realūs, skausmai, kurie mus sužeidžia, skausmai, kurie mus gazdina, bet skausmai, kurie mus veda į nuostabią ateitį šlovėje ir vienybėje kartu su Dievu ir vienas kitu. Tai yra gimdymo skausmai, kuriuose mūsų viltis, paguoda ir pagalba ateina iš Dievo dvasios. Todėl pastebėkite, kaip nepastebimai Paulius šioje ištraukoje 2 kartus natūraliai iš nurodymo perėjo į maldą. Atkreipkite dėmesį, 5 eilutė. 5 eilutėje jisai sako, ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavėje būti vienos minties. Ir tuomet 13 eilutėje, pati paskutinė mūsų eilutė, jisai sako, tegul vilties Dievas pripildo jūs dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybę, kad šventosios dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. Jisai mums nurodo, bet to pačiu jisai supranta, kaip sudėtinga tai yra. Ir dėl to savo tame nurodyme jisai netgi įtraukia paties Dievo jėgą ir šlovę, kad jis sako, Dieve, padėk mums. Dievas yra ne šiaip Dievas, Dievas yra ištvermės ir paguodos Dievas. Ir sako, tas ištvermės ir paguodos Dievas, jisai prašo, Dieve, ištvermės ir paguodos Dieve, duok. Duok ištvermės ir duok paguodos. Ištvermės nešioti ne tik savo, bet ir brolių naštas. Duok ištvermės nešioti mūsų brolių ir sesių naštas. Duok mums paguodos, susiduriant su savo širdies ketumais ir akibrokštais dėl nesantaikos. Duok mums paguodos, kai bus sunku, kai atrodo bus nepakeliama, kai bus lengviau mums susipykti, išsitaškyti, išsiskirti ir nukeliauti skirtingoms pusėm. Duok mums paguodos, kad taip neatsitiktų. Ir ištvermės, kad mes iš savo pusės padarytume viską, ką galime, kad nesuskaldytume vienybės. Duok mums šventos dvasios, kad augintų mus visus būti vienos minties, vieno supratimo, vienos teologijos, vieno bibliškumo, panašaus stiprumo. Padėk mums augti. Niekas nesako, kad silpnieji yra teisūs.
Niekas nesako, kad silpnieji turi valdyti. Sako, kad silpnuosius reikia pakelti ir kantriai juos tempti. Tai yra augimas. Tai yra augimo skausmai. Bet ten, kur nėra skausmo, ten nėra augimo. Tai yra augimas ir tai yra šventėjimas. Tai yra šventėjimas bendruomenėse. Jeigu vienu žodžiu galim būtų apibūdinti mūsų paskirtį ir tikslą būti vienas su kitu, tai yra šventėjimas. Tai yra šventėjimas, kai mes pritaikome savo kasdieną Evangelijos žinią ir jėgą. Mes privalome pakęsti vieni kitus, dėl to, kad Kristus pakentė jūs ir pakentė mus. Visa tai yra neįmanoma, jeigu mes esame užsidarę, savarankiški, patenkinti savimi, pilnaverčiai, bažnyčių atmestini lankytojai, turistai. Tai būtų neįmanoma. Dėl to Dievas mums duoda bendruomenės, kuriuose mes vieni kitus pradedam geriau ir geriau pažinti, labiau ir labiau priimti, labiau ir labiau mylėti, daugiau ir daugiau aukotis. Tai yra darbas reikalaujantis maldos, pasitikėjimo Dievu. Tai yra darbas mums eiti vienas pas kitą, melstis vienas už kitą, dirbti kartu, nagrinėti raštą, atsiversti Dievo žodį ir bandyti įtikinti savo brolį. Bet neapsimetinėti, nepataikauti ir neveidmainiauti ir nesumenkinti skirtumų, bet juos drąsiai Dievo dvasioje ir šventume iškelti. Jeigu jūs nuoširdžiai ieškote tos tikros vienybės, jūs turite pajausti skaudančias širdis. Skaudančias širdis dėl nesutarimų ir nesusišnekėjimo esančio tarpusavį. Jeigu jūs iš tikrųjų trokštate tikros vienybės, jeigu jūs tenkina butaforinė vienybė, nesivarginkit. Susiraskit savo žmonės, kuriems nerūpės jūsų širdžių būsenos, kuriems nerūpės jūsų šventumas ir vaikščiojimas su Dievu ir lankykitės ten kartą per savaitę. Jūs būsite gerame stovyje, jūs būsite priimti į narystę, jums reikės karts nuo karto susimokėti kažkokį ten dalykėlį, gal ir ne. Svarbiausia, nesikiškite į kitų žmonių gyvenimus, nesidomėkit, kuo jie gyvena, nesiaiškinkit, kuo jie tiki ir jūs būsite toje bendruomenėje ilgai ir laimingai. Bet jeigu jūs norite, kad Dievo dvasia judintų jūs, judintų artimuosius, judintų jūsų brolius, jūs privalote įsipareigoti, būdami stipresni, nešioti vieni kitų naštas, tų, kurie yra silpnesni. Nė vienas nesame šioje bažnyčioje atmestini ir nė vienas nesame bereikšmiai arba atvirkščiai ypatingai svarbus. Galbūt jums atrodo, kad jūs esate tas ypatingasis, stiprusis nešiotojas, vieni kitų. Taip nėra. Atpažinkit, kad kiekvienas iš mūsų privalo nešioti vieni kitų silpnumus. Mes esame visi vieno kūno nariai, vienas kito nariai, vieno kito šventumo dalis. Jeigu taip yra, tuomet kartu su Pauliumi melskimės, kad vilties Dievas pripildytų mus gyvenančius tikėjimu, didelio džiaugsmo ir ramybės, kad šventosios dvasios jėga mes būtume pertekę vilties. Amen.